Gerai, pradėsim nuo to, kad pasidarau bet kokią figūrą. Tarkim, žiūriu, kaip jinai atrodo. Tiesiog pridėti kažkokį papildomą detalę ir, tarkim, jas abidvi sujungti. Jungtą figūrą. Tada pereinu į layout langą. Ištrinu tai, ką matau. Tada komanda MV. Ir tiesiog įsidedu figūrą jame. Jame pasižiūriu, kad būtų izometric. Jo, reikalingiausias yra šitai. Ir tada eina sekančios komandos. Komanda eina pirma. Solview. Renkamės UCS, World, skalė vienetas ir bet kur pažymim tašką. Spaudžiam Enter. Tada prašo surinkti Specify Corner. Control, dešinys pelės klavišas, endpointas. Ir tiesiog įsibrėžiam tą sritį. Prisiartinam vaizdą, kuris šiuo atveju yra pas mane iš viršaus. Ir prašo Enter View Name. Tai įrašom, kad tai yra top. Enter. Tada renkuos orto. Siemu iš apačios į viršų. Enter. Ir vėlgi žiūriu į komandą, man prašo susirinkti taškus. Visą tai ir padarau. Enter View Name. Čia jau būtų front. Tada vėl komanda orto. Ir iš šono dedu čia. Enter. Susidėjau vaizdą. View Name, tai čia būtų left. Ir išeinu iš komandos. 2 kartus Enter gali paspausti. Tada komanda eina SolDraft. Spaudus SolDraft komandą susirenkam visus 3 šitos naujai sukurtus elementus ir paspaudžiam Enter. Jinai automatiškai sukonvertuoja viską į tai, kaip turi atrodyti vaizdas. Tada turim paskutinį daiktą, kuris yra štai čia. Įeinam į tą langelį ir komanda SolProf. Pasižymim objektą, ar tai objektų grupė. Enter. Tada klausia, pirmas klausimas, display hidden profit limits in separate layer. Tai bus yes, į Enter. Antra komanda į Enter.
Ir trečia N, Enter. Principe viskas. Dabar reikia nueiti į sluoksnius ir išjungti savo nulinį sluoksnį. Aišku, pas mane dingsta dabar lentelės linijos, ar tai kontro linijos. To neatsitiktų. Galim tiesiog sukurti naują sluoksnį. O kad to neatsitiktų, iš pat pradžių reikia objektą įsikelti į kažkokį naują sluoksnį. Object. Ir dabar tiesiog tą objektą iš nulinio sluoksnio kurį būtų patogiausia išsirinkti perėjus į modelio langą. Šitas savo nulinis sluoksnis, jį perkeliam į Object ir jį tiesiog užmerkiam, nes jis yra mums nereikalingas. Žiūrim čia. Viskas tvarkoja. Viskas matos taip, kaip turi matytis. Na ir toliau eina darbas su linijom. Tai yra priskiriamas linijų, sakykime, visi storiai. Matmenys dedami dim sluoksniuose. Vis linijos yra matomos, hidden linijos yra nematomos. Tai, kad būtų nematomos linijos, tarkim, nematomos, PV ir PH tai yra sluoksniai, kurie priklauso būtent 3D objektui. Tai dabar sutvarkykim, tarkim, su tais sluoksniais. PH sluoksnis. Taip. Nu dabar pagal nutylėjimą tai yra continuous linija. Šitą parametrą keičiam į dashed dashed 5x arba dashed 2. Na, štai šitą va. Ok, priskiriam. Ir tą patį visą dalyką galima būtų padaryti su visom linijom, kurios, sakykime, priklauso hidden sluoksniam. Dabar line wave'as pagal default, tai yra defaultas, jisai netinka. Turi būti 0,05. Būtent linijų, kurios yra dashed. O linijos, kurios yra, sakykime, visible, matomos, tai jos yra continuous, tai yra viskas gerai. Tiesiog sluoksnis yra arba 0,09, priklausomai nuo norimo spausdinti formato, arba 0,05. Aš pasiimsiu 0,09. Va. Ir tada turim štai tokį va vaizdelį. Tas pats visas veiksmas yra daromas ir kituose, sakykime, sluoksniuose, yra sutvarkomos visos linijos ir matmenys yra dedami būtent dim sluoksniuose. Dim. Ir dim sluoksniam yra taip pat suteikiamas linijos storis 0,05.